Esame Kylio taikomųjų mokslų universiteto bandymų stotyje. Nemaža stotis, kasmet pasiekia 4-5 tūkstančius bandymų laukelių. Neišimtis ir mūsų kompanija užsako pakankamai nemažai bandymų šioje bandymų stotyje. Čia ankstyvos ir vėlyvos rapsų sėjos bandymas. Lygiai taip pat šitas bandymas yra skirtingai intensyviai reguliuotas rudenį. Tai turime ankstyvos sėjos lauką čia ir po to pasižiūrėsime į vėlyvos sėjos lauką. Skirtumas yra apie 20 dienų tarp ankstyvos ir vėlyvos sėjos. Aišku, terminai sėjos yra kitokie nei pas mus Lietuvoje, bet kokiu atveju galime matyti tendencijas tam, kad būtų dar daugiau aiškumo apie bandymus, kadangi turbūt iš pirmų metų nerasime teisingo atsakymo. Toks pat bandymas yra daromas ir Lenkijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, taip pat kitose šalise. Tai turėsime daugiau duomenų tam, kad galėtume palyginti. Ankstyva ir vėlyva sėja yra svarbi tuo, kad šiltėjant klimatui, ilgėjant rudeniui visoje Europoje, ne tik Lietuvoje, lygiai taip pat čia Vokietijoje ar kitur, rapsai perauga ir mes turime per daug temperatūrų iki rudens, aktyvių temperatūrų augalams, tam, kad jie galėtų fiksuoti maksimalų derlių arba bent jau derliaus potencialą. Tam reikalingas bandymas supratimo ir mes galim vėlinti sėjimo datas. Jau patikrintais duomenimis rapsai iki žiemos turėtų sukaupti maksimaliai 1100 laipsnių aktyvių temperatūrų, kai tuo tarpu dabar turime gerokai daugiau aktyvių temperatūrų. Dar vienas faktorius yra tai, kad šiai dienai rinkoje turime absoliučią daugumą ropų geltos virusui atsparių veislių, kas yra gerai, bet tuo pačiu šios veislės pasižymi labai aktyvių augimų rudenį. Esame prie laukelių sankirtos, kur yra ankstyva sėja ir labai ekstensyvus augimo reguliatorių naudojimas arba vienas augimo reguliatorius rudenį. Ir šioje vietoje, nežinau ar matosi gerai, turime labai intensyvų augimo reguliatorių naudojimo technologiją rudenį. Tai buvo naudojami augimo reguliatoriai 3 kartus. Kiekvieną 150 aktyvių temperatūrų laipsnių sumą naudojamas augimo reguliatorius arba atsirandant papildomoms dviems lapeliams. Esame bloke, kuris buvo pasėtas 20 dienų vėliau. Tos pačios veislės, tie patys metodai reguliuojant augalų augimą. Matome visiškai kitokį vaizdą. Šios veislės dar žydi ir yra tikimybė, kad sėjant vėliau mes galime šiek tiek pastumti augalų žydėjimą į vėlesnę pusę, vegetacijos pusę, tam, kad galėtumėm daryti prevenciją vėlyvoms šalnoms. Taigi tai buvo trumpa šio įdomaus bandymo apžvalga. Rezultatais pasidalinsime vėliau, kai sulauksime derliaus nuėmimo, lygiai taip pat ir bus suskaičiuoti visi augimo reguliatorių naudojimo kaštai. Tam, kad atsakytumėm, kiek galėtumėm vėlinti sėjos terminus Lietuvoje, turbūt prireiks daugiau laiko, ne tik šių metų bandymo.